Daugelis yra įsitikinę, kad mačos gaminimo procesas labai ilgas ir sudėtingas. Taip tikrai nėra. Todėl šiandien jums parodysiu, kaip ją greitai ir skaniai pasigaminti. Pagal skonį dedame nuo 1 iki 2 gramų mačos. Kad neliktų gumuliukų, mačą persijojame naudodami sietelį. Taip jį išsimaišys lengviau ir geriau. Užpilame mačą virintų vandeniu. Norint išlaikyti jo skonį ir naudingasias savybės, vanduo turi būti nuo 70 iki 80 laipsnių temperatūros. Maišymui naudojame tradicinę bambukinę šluotelę, maišome staigiais zigzagų judesiais, neliečiant dubenėlio dugno. Paskutinis žingsnis – mėgautis pagamintą mačą. Skanios ir kokybiškos mačos rasite matchashop.lt, o su nuolaidos kodu 10 išbandyk 10. O su nuolaidos kodu išbandyk 10 gausite 10% nuolaidą.